Man. Thank you. Okay, good morning, everyone. And for those of you who don't know me, I'm going to introduce myself in Lithuanian, actually. So, Sivike, Manovadas Kachi, Malonu, Bazniche. Yeah. So, so today I'm going to be talking about who is God and do we trust Him? That's a question I believe at one point in our lives we've all thought about, we've all asked ourselves, who is God? Do we trust Him? At the age of 6, when I was a wee little primary school child, my mom made me memorize the whole of Psalm 23 in King James Version. So imagine a primary school kid throughout his break time with the big Bible, King James Version, trying to memorize Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. And then each time I'll come back home, my mom would ask me about it. And then that was it to me, trying to memorize it. I didn't really understand what Psalm 23 meant. But today, I believe I do. So, straight away, Psalm 23, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. In the NIV, it says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. So many times our minds are raced with chaotic thoughts, with doubt. We question ourselves. We ask, can we afford to eat? Can we pay our school fees? Can we be able to renew our TRPs? Could we be able to get a job in time? Could we pay our rent? Can we afford to buy new clothes? And so many times we miss the mark, we question and we doubt, and we think it's about us. Looking at Psalm 23, it paints an image, it paints a picture of who we are supposed to live, the kind of life we are meant to live as Christians. It's a very clear picture, but the thing is that we have to actually trust our shepherd. We have to believe, we have to understand that when we sleep, he protects us. Even when the enemy comes, he will guide us from evil, and that he actually nourishes our soul. Psalm 23 is not just about the first verse. There's more to it. Psalm 23, verse 2, it says, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. What does that mean? It's about God's provision. It's about we don't have to worry about sustenance. And not just any sustenance. Free from danger and the chaos of life. It comes with ease. It comes with calm. It's not chaotic. Psalm 23 verse 3 says, he restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. When we are weary, when we are tired, Kai esam labai pavargę ir neturime energijos tęsti, dėl to, kad jis viešpats, jis mus veda, neleidžia mums pasiklysti nuo jo artumų. Tai apie ką mąstau. 4 eilutė sako, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Kiekvieną žingsnį, kurį žengiame, tai vedame jo žodžio. Kai nuklystame, jis sugrąžina mus. Jis rodo mums teisingą kelią į priekį. Jis apgina mus. Tai kam nervinamės, kam nerimastingi būnam? Jis yra visatos kūrėjas. Kam jaudinamės, kai jis rūpinasi mumis? 5 eilutė sako, tu padengi man stalą priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą liejami, sklidina mano taurę. Dievas aprūpina mumis daugiau negu mums reikia. Jo malonė yra pakankama. Pabandykite įsivaizduoti didžiausią šventę, kokią tu gali įsivaizduoti.
geriausi maistai ir gėrimai. Ir o įsivaizduok, didžiausia šventė, o priešas gali tave tik stebėti, kaip tu šventi. 6 eilutė yra. Tai gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Ką dar galiu pasakyti? Tai mūsų paveldėjimas, paveldas. Turim atsibusti, tai mūsų gyvenimas. Tai negalime klausyti to, ką priešas mums bando pasakyti. Ar kada nors matėt, kaip ganosi avis? Ta sekundę, kai jie pasijaučia nesaugus ir kažkaip nejaukiai, jie pažiūri savo piemenį, apsidairo ir pamatę ją nurimsta iš karto. Nes žino, kad jų piemuo saugo ir prižiūri jas. Taigi, prieinam prie klausimo, kas yra Dievas, ar juo pasitikim? Jūs nori išgirsti apie tą sunkią dieną, galbūt kaip jums nepavyko išlaikyti egzamino. Matote, kaip audra kyla. Jis nori būti tas artimas draugas. Nori ateiti ir apkabinti tave. Jis nori būti tavo ola. Nori būti tavo piemuo. Nori būti tavo saugotojas. Ir tas, kuris aprūpina, kai yra bėda. Jis artimesnis negu nei sesuo, brolis, nei geriausias draugas, nei tėvai ar sutuoktinis. Jis myli tave labiau, negalime apsakyti žodžiais. Kai apsidairau aplinkui, kurie žiūri, atrodo šiek tiek į mane panašus ar labiau nepanašus. Noriu, kad pakviesti, kad mes mąstytum, kas yra Dievas. Ir ką reiškia pasitikėti juo, kaip mokomės tai suprasti. Atsistokime visi. Skaitykime visi šitą 23 psalmę ir ne tik, kad skaitytumėm žodžius, bet tikėkime tuo. Pripildykim savo širdį su tuo. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano. Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojų lazda ir vėzdas apgins mane. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurę. Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose. Jeigu kažką prisiminti iš šio pamokslo, prisiminkite, Dievas yra arčiau negu tavo brolis ir sesuo, geriausias draugas. Nėra pakankamai kalbų ir žodžių, kad galėtume apibūdinti jo meilę mums. Nepamirškim to. Ir myli jūs tave, labiau negalėtum įsivaizduoti. Noriu girdėti tave, noriu klausyti tavęs, kalbėtis. Noriu girdėti geriausias dienos naujienas, bet
Ir viską, absoliučiai viską. Kitas, kas kalbėti, bus Rūva. Sveiki, man labai gera ir garbė čia būti. Noriu pasidalinti, ką man Dievas mokino 23 metais ir tai bus draugystės gale. Norėčiau pradėti savo istoriją. Aš užaugau artimuosiuose rytuose. Mokiausi tarptautinėse mokyklose savo gyvenime. Taigi, tai buvo žmonės iš visų religijų, kultūrų, tautybių žmonių. Vidurinė mokykla man puikiai sekėsi, man buvo geras ir daug draugų, nebuvo dramų, nebuvo kažkokios įtampos pritapti, bet tada prasidėjo vyresnioji mokykla, gimnazija, tapom paaugliais, hormonai, bandom suprasti, kas mūsų tapatybės. Taigi prasidėjo tokie kaip būreliai, apkalbos, patyčios ir spaudimas pritapti. Pastebėjau, kad ta aplinka mane formavo, tapau žmogumi su kažkokiu aštriu liežuviu, kartėliu širdyje, nepasitikėjimu. Įskaudinau žmonės, kuriems rūpėjau. Tada aš 23 metais turėjau radikalų susitikimą su Jėzumi ir jis pakeitė mano gyvenimą. Pradėjau labai dirbti giliai širdyje mano gyvenime. Mokė, kaip asvaldyti liežuvį, atleisti ir mylėti. Jis lėtai pašalino draugus, kurie buvo mano gyvenime ir galvojau, kodėl Dieve patraukė tuos žmonės, jie man geri, man buvo taip sunku, bandžiau visą savo galybę nenutraukti tų santykių, bet tarsi duris buvo visiškai užtvertos. Nesupratau, kad Dievas buvo, bet tada tik suvokiau, kad Dievas mane atskiria savo. Taigi tada paleidau ir atidaviau draugystes. Ir tada Dievas atvedė naujus draugus į mano gyvenimą. Ir noriu paminėti, kad draugystės gali arba sugriauti, arba statydinti. Ir Jėzus tada nori tau geriausio. Norėčiau skaityti iš Luko 5 skyriaus 17-20 eilutę. Vieną dieną jis mokė žmonės. Ten sėdėjo fariziejai, įstatymo mokytojai, kurie buvo susirinkę iš visų Galilėjos Judėjos kaimų. Taip pat iš Jeruzalės. O viešpaties galybė skatino jį gydyti. Štai, vyrai neštuvais atgabeno paralyžiuotą žmogų. Jie bandė jį nešti vidun ir pagulyti priešais Jėzų. Nerasdami, pro kurį nešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokščiastogio ir praėjome plytas, nuleido jį kartu su neštuvu žemyn į vidų, ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą, jis tarė, žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos. Man labai patinka šito istorija, nes tai yra pavyzdys, kaip Dievas gali palaiminti žmonės tavo gyvenime per tikėjimą, per draugus, kuriuos ir per savo daug draugų tikėjimą buvau išgydyta nuo norėjimo lygintis, savo nedrąsos ir lyginimosi išdidumo apkalbų problemų. Taigi, turiu jums klausimą. Ar turi draugą, kuris nuneštų tave prie Jėzaus, kai esi ypač paralyžiuotas nuodėmės? Jei ne, neprarask vilties, Dievas tavimi. Jis galiausiai atves tuos draugus, pasitikėk jo laiku, pasitikėk juo, jo žodžiu, nes jis yra tavo geriausias draugas. Ačiū jums. Turbūt nejauku būtent šios scenos. Tai noriu pasidalinti žinutę,
žinute arba istorija, žmonėms, kurie nėra ant scenos dažniausiai. Ilgą laiką maniau, kad gyvenimas su Dievu turi būti garsus. Maniau, kad turi būti matomas dideliais darbais. Maniau, kad tikėjimas turi būti matomas dideliais darbais. Jaučiausi, kad kalta, kad nesu pakankamai, mano gyvenimas taip netrodo. Nesu drąsi ir aktyvi, nebuvau, gal nedaug kalbėjau, neveikiau. Taip, nedariau tų dalykų, kuriuos žmonės pastebi. Taip. Galbūt nesu pakankama, kad Dievas mane galėtų naudoti. Norėdavau kartais net pasitraukti nuo žmonių, nuo bažnyčios iš viso. Visada atrodė, kad nesu pakankama arba netelpu to krikščionio rėmus. Bet Dievas pažadino mane ir pradėjo keisti mano širdį. Nepadarė mano gyvenimo kažkokio kitokio, bet parodymas, kad jis jau yra ir yra toje tyloje. Kolosiečiams 3 skyrius 23 eilutė ir sako, ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms. Luko 16:10 sako, kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose, o kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Taigi šitie žodžiai buvo parašyti įprastiems, kasdieniams tikintietiems, ne kažkokiems įžymiems vadovams. Pirmas Korintiečiams 4 skyrius 2 sako, o iš prievaizdų reikalavimą, kad būtų patikimi. Ne kažkokie spūdingi, bet patikimi, ištikimi. Dievas nėra tik tai tuose dideliuose dvasiniuose momentuose, bet tuose kasdieniuose pokalbiuose, visuose paklusnumo sprendimuose. Galbūt nejauku, gal kažkas paklausė tavo klausimą apie tavo tikėjimą ir tau reikia atsakyti, ar tu būsi ištikimas tuo, ką tiki, ar bandysi įtikti. Dievas tiesų švenčia ištikimybę. Ir taip pat Dievas apibūdina žmogų, kuriuo mėgaujasi. Ta, kuriuo gali pasitikėti, tas, kuris yra ištikimas. Taip, tai Dievas apibūdina žmogų, kuriuo gali pasitikėti, net kai nieks nemato. Tas žodis taip pat naudojamas, kaip sakoma, mano ištikimasis tarne, šauniai nudirbai. Taigi Dievas nežiūri, kartais Dievas pakviečia mus būti tais, kurie kalba prieš minias, bet svarbiausia yra, kad mes būtumėm ištikimi. Taigi pradėjau suprasti, galbūt nesi kažkokia nevykėlė ar klaida, bet tiesiog turi tarnauti skirtingose vietose. 1 Korintiečiams 12:18 sako, kad Dievas sudėlė kiekvieną kūno narį taip, kaip jis panorėjo. Taigi tavo vieta nėra atsitiktinė, tavo asmenybė nėra klaida. Kartais Dievas pasino tave tamsiame vietoje, tamsiame kambaryje, nes galbūt tu esi, tavo pašaukimas ir būti šviesa toje tamsoje. Tai ne bausmė. Galbūt vienintelis esi žmogus, kuris yra su ramybė ir žmonės tai mato. Taigi, būkime tiesiog ta rami vieta, kur žmonės gali ateiti ir išgyti. Mato 5 skyrius 14 sako, jūs pasaulio šviesa.
Taigi, prisiminkime, kad šviesa neturi būti garsi, kad šviestų. Ji turi būti tikra. Taigi, manau, kad tai ne tik tai man šitą žinutę, bet Dievas mokino, bet tai visai kartai. Neturim turėti tą pačią rolę ir taip pat elgtis. Esam skirtingai sutverti. Dievas juda skirtingais dalykais. Taigi, noriu jūs palikti su vienu klausimu. Kur jūs Dievas galbūt padėjo ar pasodino, kur galbūt atrodo, kad per maža, kur tu atrodo galbūt per maža. O Zakarajo 4:40 eilutė sako, juk neniekinkite menkos pradžios. Ir galbūt ta vieta nėra per maža. Gal tai tavo užduotis būti ištikima. Taigi, šią savaitę noriu paskatinti jūs visus neklausti klausimo, ar ta vieta nėra man per maža, ar dar pakankamai didi, bet klaus, ar aš esu ištikimas. Taigi noriu padrasinti visus likti ištikimiems tuose mažuose dalykuose. Ačiū visiems, kurie dalinosi iš mūsų kitos kartos vadinamosios, kaip gera girdėti, kad nepaisant to, ką visas pasaulis kalba, apie kas jie yra ir bandant per tą triukšmą siunčia, bet Dievas kalba jiems, kalba mažiesiems, kalba mūsų šešiamečiams ir paaugliams. Visiems. 20-mečiams kalba, 30-mečiams. Ačiū, kad kalba mums, kai mums jau virš 30. Gera girdėti ir matyti, kad Dievas iš tiesų veikia, net jeigu atrodo viskas aplinkui tamsu ir be vilties. Taigi šiandien einam į pabaigą, noriu kažką pakeisti, daryti kitaip negu įprastai. Noriu melstis už kiekvieną kartą. Paprašysiu vyresnėje kartą melstis už jaunesnėje. Bus labai didelė grupė jaunuolius nuo 18 ir 34 metų. Ar galite atsistoti? Bus didžioji dalis šitos bažnyčios. Pastorius Lukas, mūsų vyresnysis. Ar galėtumai pasimelsti už jaunuolius vadamosius, jaunosius augusius? Lukas prisistato. Man garbė melstis už šią grupę žmonių, nes šita karta suformuos Dievo karalystę. Dievo veiksmą ir judėjimą, kurio dar nėra matę. Mes norim padėti, kad jie galėtų iš tiesų veikti ir būti sėkmingi. Jeigu esate vyresni arba jaunesni, galite paliesti, ištiesti ranką, palieskite tą žmogų, kuris stovi. Meldžiam Dievę už žmonės ir jaunus žmonės. Tai karta, kuri apkeis šitą pasaulį
kurie nori dalyvauti tavo karalystės darbe, kurie nori matyti tavo valią nužengiant ir prašom Dieve, kad tavo pašaukimas būtų aiškus virš tos kartos, kad vestum juos labai labai aiškiai, kad jie net nekvestionuoja, ką jam veikti, ar jie su tavim, kad jie tiesiog galėtų eiti pro tas duris ir matyti, kaip žmonės pažįsta tave, nes jie yra ištikimi tau, nes pasitikė tavimi, nes tu viltis esi, nes jie save apsupa kitais žmonėmis, kurie tave yra įsimylėję ir trokšta tavęs. Kad tai būtų nesustabdoma karta, kad tai nebūtų sustabdoma jų ugnis, nebūtų užgesinama, kad jie būtų visiškai pilni Jėzaus ir jo dvasios, kad tavo karalystė galėtų nužengtų ir kad tavo dvasia nužengtų, kad tavo valia išsipildytų šioje žemėje. Kiekvienoje širdyje, visose protos ir mintise. Sustiprink juos. Tu viską primeni. Primink jiems tų žodžius, kuriuos ir esi kalbėjęs, pašaukimus, kuriuos esi jiems išgryninęs, ką Jėzus apie juos sako, kad Dievas Tėvas apie tai kalba, kad tavo šventasis žodis kalba apie juos. Kai jie eis į darbus ar kitus dalykus, kai eis per sunkes ir tamsias vietas, paprašau, kad jų šviesa šviestų. Būtum jų apsauga, jų aprūpintojas, tas, kurios jūs išlaiko. Meldžiu Tėvus Kristaus vardu, amen. Ačiū, pastoriau Lukai. Jaunuoliai, taip sakant, jaunieji suaugusieji, bus mažesnė grupelė, tai būtų paaugliai, ar galėtumėte atsistoti? Samanta, Liucija. Atsistokite, jums nieko daugiau nereikia daryti. Jums nuo 11 iki 18 metų. Kokia nuostabi grupė šių jaunų paauglių. Tai kita karta. Panelė Ais, ateikit pasimelst. Kaip miela. Jeigu stovite ar sėdite prie Paulio, prašau, ištieskite savo ranką, melskime ir laiminkite juos. Jėzau, ačiū tau už visą kiekvieną paauglį šiame kambaryje, kad atvedė juos iš čia, šią bažnyčią, kad myli juos. Meldžiu tavo palaiminimo virš jų gyvenimo, kad jie yra pažinti tavęs, net jeigu eina per sunkius procesus, dalykus, kad jie turėtų draugų, Dieve. Žinom, kad priešas tikrai tūno ir bando sliūkina aplink juos, dėl to meldžiam šviesos ir išgydymo kiekvienam jiem. Žinom, kad paauglystės metai nėra lengvi, bet kad tu esi šalia mūsų tenais, kad jie žinotų, pasitikėtų ir tavo artumu, kad jų tikėjimas augtų, kad tavo šlovė ir tavo karalystės labui, kad juos apsuptum gerais draugais, kurie padėtų augti link tavęs, už šią bendruomenę bažnyčios, kad jie negalvotų, kad jie yra per jauni, kad kalbėtų, tarnautų, kad duotum jiems drąsos veikti tavo vardu. Viską, kas vyksta jų širdyse, kad jie žinotų, kad yra matomi, kad juos matai ir myli. Meldžiame už jų studijas,
kad jie būtų ištikimi ir tose mažose dalykuose, kaip Dalienė kalbėjo. Tad meldžiame už jų studijas, draugystės, santykių su tėvais, kad jie augtų nuo pat savo gyvenimo pradžios, duok jiem išminties per jų visų gyvenimo dienas, kad nuo šių jaunų dienų, kad jie augtų ir gyventų su gyvenimu su tavimi. Meldžiu tai Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū. Mano mylimiausi, mano vaikai, pradinės mokykla, mes mylim savo garsius ir triukšmingus vaikus. Visi vaikučiai, atsistokite. Paulina ateis pasimelsti. Ir taip ištieskite rankas prie vaikučių. Dieve, dėkoju tau už visus vaikus, kurie gali lakstyti. Prašom, kad tu vestum juos per visas jų gyvenimo dienas, kai eis į mokyklą, viską, ką jie darys, kad viskas būtų gerai, visi nesmagus dalykėliai, kad jie augtų tavyje, kad tu vestum juos, kad įdėtum tą tikėjimo sėklą, kad nuo pradžių savo gyvenimo dienų galėtų tave girdėti, jų tikėjimai augtų, kad saugotum juos, kad jų tėveliai, kurie taip rūpinasi jais, kad jos vestų į tave per jų tikėjimus link tavęs. Visus jų verksmus ir ačiū tau, nes jų karta tokia graži, kad jų tikėjimai augtų, kad viskas būtų nesirgtų daug, kad matytų tave ir girdėtų tave. Meldžiu tai Jėzus vardu. Taigi, paskutinė, nenorėjau, kad visi 35 metų ir vyresni pasijaustų per seni. Noriu melstis vis tik už jūs irgi. Tik tai dabar čia spontaniškai paprašiau, kad pasimelstų už mūsų vyresniuosius, taip sakant. Jeigu tau 35 ir atsistok su drąsa ir pasitikėjimu. Tai yra šlovės karūna virš jūsų galvų. Taip pat ištieskite rankas prieš tų žmonių. Dieve, laimink ir padėk šiai senai kartai viskuo, per ką jie eina, padėk, kad jie žinotų, kad jie visada gali daryti, ką jiems reikia daryti ir Dievas būtų šalia. Kad Dieve, tu duotum jiem išminties, dalinti savo išmintimi ir savo stiprybę su kitom kartom, kad jie galėtų būti pavyzdys kitoms kartom. Mes, Dieve, meldžiame už visus kartas ir tavo santykį su jom.
kai visada nusižeminame ir būname tokie kaip maži vaikai, tai ką reiškia būti didžiuoju Dievo karalystėje. Kai nusižeminame, nes tai yra toks tyrumas, kuo tiki mažieji. Tai yra toks tyras tikėjimas. Taigi, jeigu nusižemintume ir galėtume būti tokie kaip jie, savo pasitikėjimu ir gyvenimo ėjimu, Dievas tikrai galėtų daryti nuostabius dalykus. Ir jis daro šioje kitoje kartoje. Taigi ačiū, kad leidote kitiems jauniesiams pasidalinti savo išmintimi. Ir aš tai tiesiog net rašiausi įžvalgom, kurias galiu panaudoti savo gyvenime. Noriu už jūs visus pasimelsti ir galėsime pakviesti jūs taip pat ir Alfos visų kepinių nusipirkti ir paremti. Dėkui Viešpatie, ačiū tau ir esame pamaloninti būti tavo artume. Ačiū tau, kad mokai mus, kad kalbėjai per jaunąsias kartas, ką darai per juos. Kaip mums gera, kad galime dirbti ir bendradarbiauti su jais. Prašau, duok mums išminties, kad ir su kuo mes bendrautumėm, kiek jam metų būtų. Lai būkime žmonėmis, kurie gali būti tvirti ir drąsus, kurti ryšius su visom kartom. Padėk mums kalbėti kitom jaunesniosiams kartom. Būkime žmonės, kurie gali dalintis tavo tiesa. Kad neprisimtumėm savo garbės, bet duotumėm garbę tau viskam, kas vyksta mūsų gyvenime. Nekantraujame matyti, ką darai ir kaip veiki jaunojo kartose. Sustiprink juos, kai jie žengs į darbo rinką ar mokyklas, kad aprūpintume juos viskuo, ko jiems reikia. Mes rūpinamės ir dėkojam tau. Taip. Kad pamūtume ir matytumėm prabudimą ir kad matytumėm viską, ką darai. Mylim, pasitikim tavim ir meldžiam tavo nuostabiu vardu. Amen. Tai dėkoju, kad atvykote į šitą kitos kartos sekmadienį. Buvo labai gera švęsti, buvo nuostabu. Linkiu jums gražios savaitės, eikite drąsiai, su tokia drąsa, apie ką kalbėjo Erin praeitą sekmadienį. Dėkoju ir linkiu jums gražios. set us free.